Sveikučiai, būk ištroškęs, elkis beprotiškai. Kągi, lapkričio 22 ir pirmas slidinėjimo diena, fantastika, visiška fantastika. Štai, Hochjoch, Silvereta Montafon slidinėjimo zona ir Hochjoch. Čia kaip čia pasakyti? Į Hochjochą keliuosi. Va, čia matosi, kas atidaryta viršutinės trasos. Priešais yra tiesiai ten kažkur Krisbergas, debesys jis paskelinęs truputį. Nu, bet gražumėlis neišpasakytas. Prasileksiu truputį. Prasileksiu truputį. Štai mano nauja įrangėlė. Pratestuosiu šiandien. Taip, off-piste tai dar ant stačių vietų matosi, kad sniego, tai trūkumas toks neblogas. Vat, čia vat, išlindė daug dar uolų akmenų, bet yra kularų. Vat, ten kularčiukas toks išvažinėtas biški yra, kur galima ir to pauderiuko pagaudyti bus. Čia vat yra, va, palauk, iš čia čiuožia, o kaip iš čiuožia? Čia į viršų į kalną yra, čia vat labai geras šlaitas, pauderinis, bet čia į tą pauderinį šlaitą reikalingas keltuvėlis iš dešinės pusės kalno, va, ten kur saulė, dvivietės toks sėdimas užkelia. Ir jis dabar neveikia. Bet veikia šitas keltuvas iki čia, bet iki tos geros vietos, o čia iščiuožia iš... O, va, užtrasė čiuožia kažkas. Taip, kaip čia man... Sunku parodyti. Bet nėra, kad ten to pauderių ten super daug būtų, bet ant ilgesnių vietų, vat, o, čia šokinėtų net yra, ant ilgesnių vietų biškai geriau, o ant statesnių tai smarkus trūkumus. O čia vat yra visi šitie šlaitai, ten matosi, tai freeraidiniai yra. Var tai ten akmenynas, dar akmenynas. O, čia išlenda tunelis, Vaski tunelis, ilgiausias pasaulyje. Ir čia raudonas nusileidimas yra. Na va, tokių grožybių matosi. Tai ačiū uždėmesi. Ir padarysiu dar vieną video kažkur iš viršaus. Va, kaip gražiai atrodo šitas freeraidinis šlaitas, biškiukas pingi man stiklas. Jis niekino dar, nekliudytas. Labai fainas.